pradžioje, kai yra bendri įrodymai ir faktai, nes jie yra vieni. O paskui mūsų tyrimai įsiskiria, nes mes kol kas renkam visą informaciją tiek techninės priežiūros, tiek meteorologinė, tiek navigacinė, tiek pilotų kvalifikacijos mokymų ir panašiai. Nes mūsų pilotai gali duoti parodymus prieš save. Pavyzdžiui, policijai didesnė. Tai šiuo metu yra gautas atsakymas, kad Vokietijos saugos tyrimų institucija atsiunčia 4 tyrėjus, Ispanijos saugos tyrimų institucija 2 tyrėjus. Tai šiuo metu jų laukiame, organizuojam logistinius administracinius klausimus. Tai va, čia pas mus tas užskrydis. Klausau kažką tai. Šitas. Čia yra nuo 230 nusbų. Tai gal ir daugiau. Taip, šiek tiek greitis buvo didesnis, bet tai negalima pasakyti, kad tai buvo kažkas tai tokio visiškai kritiško. Šiek tiek daugiau. Tai tas greitis galėjo daug nuo ko priklausyti. Nuo orlaivio masės, nuo nusileidimo trajektorijos, daug nuo ko. Tai taip, greitis didesnis, bet tai nebuvo kažkas, tai mano manimu nebuvo kažkas kritiško. Na, panašu, kad iš tikrųjų tas greitis nebuvo didelis, kadangi, matot, jeigu dideliu greičiu iš tikrųjų jisai rėžtųsi į žemę, tai ten jau gyvų tikrai neliktų. Čia šiuo atveju panašu, kad jisai iš tikrųjų leidosi ir ganėtinai tokia, kaip čia, lėkšta tokia trajektorija, mažų kampų į žemę atidinėjo ir jisai iš tikrųjų tiesiog čiuožė. Tai aišku irgi pasisekė, kad namų nebuvo, miško kažkokio tai nebuvo ir panašiai. Tai čia dar, sąlyginai, taip, ta prasme, sąlyginai pakankamai sėkmingai nusileido. Paskui nieko kažkokio neįprasto nebuvo. Oro erdvės, bet šito... Tai iš to neoficialaus įrašo, kol kas nėra tokio. Tai yra ganėtinai normalus bendravimas, kuris, kaip ir visų normalių įgulų užeinančių tūpti jau paskutiniai tūpimo tiesioji, kur būna. Nesvarbu, kad tas lėktuvas yra iš tikro ten 31 metų, bet jeigu jisai tinkamumo skraidyti pažymėjimą turėjo ir jeigu viskas buvo teisingai aptarnautas ir visos procedūros buvo išlaikytos, tai čia nėra, lėktuvų nebūna senų, lėktuvai būna tinkami arba netinkami skraidyti. Dabar jau vėlų kurti tą skyrių nuo nulio. Su padegamaisiais įtaisais, kurie buvo, vienas žmogus tik tyrė, tai... Matosi, kad tai buvo rutininė situacija, žiūrint įgulos akimis, tai buvo rutininė komunikacija tarp skrydžių vadovų ir pilotų, jie nedeklaravo jokios pavojingos situacijos, jie nekalbėjo apie jokius gedimus, gaisrus, dar kažką, ten nieko tokio panašaus nebuvo ir akivaizdu, kad tai, kas nutiko jau paskutiniam tam skrydžio etape, dėl ko ta avarija įvyko, kad įgulom buvo netikėta.